Pirmi du posakiai geri, o paskui jau nieko. Paskutinis ranas, ką man veik daugiau. Dabar atšniūrink už visus pinigus. Kaip tu važinėjai? Kaip tu darai mašiną, kad jinai taip sugenda? Šiandien va, dar vyksta šitos varžybos, o mes va laisvi kaip triusikų gumos. Ne, moralas tame, nevažiuok paskui masterių vairuotojus, nes visi viršuje susisuka. Paskui masterių vairuotojus? Taip, taip. Saidas viršuje užgeso, paskui Bontalesku irgi nusirėmė ten viršų taip. Ir nuvažiavo ties. Važiuok su normaliais bachūrais. Bet du išėlės. Nu tai... Kas ten užgeso? Saidas Nu nereikia važiuoti, tai masteriniais. Bet aš tikėjausi, kad jie gerai varo. Nu ką aš galiu pasakyti, jie nėra ką žiūrėti čia. Einam, pakomentuosim tiem. Mačiau viską, aš viską mačiau. Antro gražiai. Tai biškai pamiršai beveik tilagą įsijungi prieš iniciaciją. Ne, tai aš žiūrėjau bus. Bėgiais ir jau prieš iniciaciją. Žiūriu, kad Vis tiek darai fliką didelį. didelį? Nu, Sekis mažą. Čia į kraują jau. jie man. Nieko nepakeis. Kas jaugia į kraują? Manžai vis tiek daro didelę. O tau bėgis, važiuoji visur ribotų. Kad ir kas, kad pilnai gazą nenuspaudus, tau vis tiek ribotus. Tau reikia ketvirtą pradėti ir tik tada jausi malonumą, kai lėti mašiną. Dabar man iš ratų nebatai pagalbom ir jos nevairuoji. Galas nesivairuoji, tai tiesiog vairuoji iš vairo. Bandau su rankiniu tvarkytis. Taip, ten, kur veikia. Tu bandai daryti tai, kad tipo, neįtų iš ko pakeisti, tipo. Bet čia yra iš ko pakeisti, reikia tik bėgi padidinti nuo komforto. Ketvirtą? Bet ketvirtą. Ketvirtą ir ten paskui pasistatė. Geriausiai sakau, kad būtų sustatėjai, dar persimetė ketvirtą važiuoji, jau kai rankinį traukinėjai, jau trečią pažeminai ir jau kyliai. Ten nudegusi, yra. Kas rūko? Kažkur tai. Bet ten yra vyrų. Kažkur prarūko. Labai. Kur? Žinau, prarūkė kažkas. Vieta, jo. Nudegė. Nudegė? Tai gali ir vėl nudegti, dar ir aš valgau. Ir nudegs. Nudegs koliką užvyram. Ir nudegė. O tai kas ten negerai su juo? Trūko. Kur elektros gaut? Į pietas reiks važiuoti.
Mechanikas gaus per ausį kažkuris. Jo. 3. Kuri po mašiną gulėjo. Ne, gaus turbūt tas, kuris yra labiausiai garbanuotas. O? Tai jaučiu, kad Jereika. Aš negarbanotas. Gal Tomas? Tom. Aš padang. Nu, nepažiūrėk, šis garbanotas. Jeigu ne visai garbanotas. Aš net nebuvau po mašiną atsigulęs. Nu, čia ne mechanikas šitas, tai turėtų negauti. Pažemintos pareigose. Pažemino mane pareigose į ausinių kalbėtoją. Ir užkratą čia visiems dalinis. Ir turbūt jaučiu savo užkratą jo dalinu, nes... Kažkas turi sugertą negatyvą. Kažkaip, ne, manu, aš jau buvau tas atpirkimo ožys, o dabar perleidau tą rolę. Gedas būtų MK gal davęs pralėkti, man būčiau gal ir aš važiavęs. Labai brangu suėlėkti. Ne, būčiau važiavęs, juokauju. Kaip mūsų penktadienis buvo? Ką žinau. Gerai. Štai pas senai buvo. Gerai, šiaip galvoju, ar čia ketvirtadienį paskatą, ar... Seniai. Gramatikos mokinės. Nu, penktadienį ką atvarėm, pasitreniravome, pasitreniravome. Nieko daug neremontavom šiaip tai, Gedui kaip visada. Čia vakar buvo bus kontroleriai. Tai penktadienį nieko neįvyko, šis nes nebuvo mūsų. Tiesiog važiavom ir viskas. Bandėm prisiaukinti trasą. Gedui čia nelabai čia ką aukintis reikia. Jis ar su BMW, ar su Toyota lėks. Sandrai buvo sunkiau, nei su Krekždė buvo, bet šeštadienio dieną tikrai stipriai progresavo ir jau buvom garantuoti, kad tikrai praeis kvalifikaciją, bet sugedo mašinėlą, sutvarkė mašinėlą ir vėl sugedo mašinėlą. Labai abydna, apmaudu, nes tikrai, kai žmogui pradeda sektis, eit kortą, tikrai pradeda jausti ritmą ir tikrai pataiko į trasą ne ant 20 balų, ant 7 kokio tikrai. Ir paveda techniką, gaila, bet ką padarys šitoks sportas, nieko nepakeis. O šiandien dar vyksta šitos varžybos, o mes laisvi kaip triusikų gumos. Taip ir būna, kaip iššiki kvalą, po to jau reikia su stipriais iš karto važiuoti ir taip gavosi, kad pajautėm, kad sankava šiek tiek grybą pjauna, kartais veda, kartais ne, bet nusprendėm neremontuoti, kad nebūtų kaip būna, kad daugiau prisiremontuosim, rizikavom, važiavom ir top 16 porinį ir dėžė man nelabai įsijungė bėgis. Paskui važiuojant negalėjau sužeminti du bėgius ir pakibau po smūgio. Bet gal ir pats užlaginau, bet čia... O lydai irgi ketvirtą iš trečio kartą įsijungiau. Bet lydas buvo bombinis. Tai dzintin jau buvo. Ir Čeisas buvo bombinis įimtas bėgis. Paskutinis ranas, ką man veik daugiau. Dabar atšniūrink už visus pinigus. Tikrai buvo gražu pažiūrėti, bet... Pasiremontavom, pavažiavom. Ir dabar ką, šūdstiems, susitiksim kur? Estijai? Iš kur aš žinau? Aš tai vapšė, ramu. Kada mašiną pabaigsiu? Šiemet aš atostogose tikrai net nežadu, negalvoju.
Yra planų gal vieną kitą kokį etapėlį taip biškį suliekt, bet čia viskas laiko klausimas, bet turbūt, kad nežinau. Čia gali būti taip. Aš mėgstu gyvenime viską taip, tai gali būti taip, o gali ir nebūti taip. Sveiki Lietuvos drifto fanai, sveikinamės iš Nürburgringo, čia vyksta pirmasis Drift King čempionato etapas. Tai tęsime Ispanijai pradėtą tradiciją 25 metų ir darom trasų apžvalgą. Tai pirmasis pas mus kriterijus yra 10 balų skaliai, trasos įdomumas drifteriam. Tai vat pakalbinau keletą sportininkų ir jie pasakė savo rezultatus. Tai vat pasiklausom jų komentarų. Pirmi du posūkiai geri, o paskui jau nieko. Aš jau senai buvau savo komentarą apie tai pasakęs. Tai ką žinau. Tai kiek balų iš 10? 6. Ką, apie ką? Kaip trasa patinka? Bet aš kelabiau. Meluoja. Kiek balų iš 10? 8. Su pusė. Per daug. Normal, smagus skarnis. Myžiai, pratai prie to aikštelį. Mobilok ir laimikas. Vieną kartą gyvenime laimėjau ten 9,9. Greita, gera trasa, įdomu važiuoti. Kiek balų duotum iš 10? Iš tų, kur važiavęs, 9. Vidurkis gaunasi toks. Kitas mūsų kriterijus yra patogumo žiūrovams stebėti. Tai tribūnos yra tik vienoje trasos dalyje, būtent va tenai. Viskas ten būtų su jam gerai, jeigu tik būtų kažkoks stogelis stebėjimui per prastesnį orą, tai duosim realiai, manau, 8 balus iš 10, nes ir priimas yra geras. Renginio atmosfera duosim 3 balus iš 5, dėl to, kad vis tiek vokiečiai yra labiau apie žiedinės lenktynės, ne apie driftą. Čia ta kultūra nėra tokia, kaip toj pačioj Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje. Tai jie čia tokie labiau mėgėjai važiuoti tiesiai. Žiūrovų parkingas yra sąlyginai netoli nuo trasos, tai galim čia to vietą parašyti 4 iš 5. Vat ko negalim parašyti daug, tai yra už maistą. Nes čia dabar mes turim, pavyzdžiui, apmažėjusią eilę, bet ta eilė būna realiai, sakykim taip, net už tų fiškių, o maisto pasirinkimas yra arba pseudo šnicelis, arba bulvytės, arba dešrelės. Nežinau, čia maksimum, ką galima rašyti, tai turbūt yra 2 balai. Pramogos šitoj trasoj yra puikios, geros, didelės, nes čia šalia yra Nordschleife žiedas. Yra muziejai, yra simuliatoriai, taip sakant, pavažiuoja automobiliu minutę 2 ir tu turi kalnus pramogų, tai čia tikrai maksimum 5 iš 5, o medijai tai duosim 3 iš 5. Paminusuojam už tai, kad čia neleidžiamas skraidyti dronais, nėra medijos kambario ir tokie atstumai tarp trasos ir pitų, jeigu nevažiuoji su savo komanda, tai yra didoki ir tai čia prisukti tų žingsnių nėra sudėtinga.